Žygimantas Daginas. Chodžia. Chodžia. Hei. Gerai, viskas, užtenka, pasiduodu. Kiprai, pakalbėk. Na, tai Kiprai, papasakok apie save. Esu Kipras, mokausi Didždvario gimnazijoje. Lankau karate būrelį, mėgstu muzikuoti, groju fleita. Taip pat lankiau šachmatų būrelį, moku žaisti šachmatais. Kas yra Kipras? Na, kas yra Kipras? Protingas žmogiukas, linksmas, išradingas. Klasės siela. Labai smagus ir linksmas. Smagus? Ta prasme? Mėgsta papokštauti. Jis labai geras žmogus. Nors prie širdies dėk. Prie širdies dėdu, toks geras jis, aš negaliu. Mumis geras, kodėl? Nežinau, tiesiog gėris iš jos sklinda. Kokie mokslai tau sekasi labiausiai? Geografija, chemija, biologija. Tai vis dėlto, kuris labiausiai mokslas patinka? Geografija. Moku daugumas valstybių vėliavas, kai kurių iš jų sostinės. Ir šiaip domiuosi visomis kultūromis ir tradicijomis. Protingas ir geras draugas. Ir dar kaip žmogus. Nežinau, linksmas sportininkas, einam pasportuoti kažką viską. Sportuoti į treniruoklį? Jo. Pradau, kiek išstumi? 50. O jis? Daugiau gal biškai. Klausyk, tai karate, tai kas čia dabar, kodėl mušies? Nesimuša, o ginuos. Diržą jis turi gal žinai? Tai tikriausiai juo. Kelintą daną tad? Ką tokie? O tai kiek metų jau lankai? 1. 1 metus. Koks diržas? Oranžinis. Kelintas danas. Dar dado neturiu. Fleita. Kaip čia suderinama fleita ir karate? Fleitos jau nebelankau, nes baigiau muzikos mokyklą, bet kartais mėgstu pamuzikuoti. Kartais gal panaudoji fleitą vietoj nunčiakų? Dar ne, kol kas taip nesugalvoju. Kaip galvojat, kuo jis galėtų būti? Gal kokių inžinierių, prezidentų? Gal mokytojų? Karatistų? Planuoju būti geologu. Norėčiau tyrinėti žemę, jos sandarą, ieškoti naftos. Pratau, nesunku kabėti? Nelabai. Galvojat, kaip jiems seksis pas mus? Žinių, manau, jam nepritrūks. Galbūt kartais kažkokio išmąstymo ar kažkokių loginių tokių sprendimų, bet šiaip turėtų gerai sektis. Kiprai, mažas žmogau, būk geras, parvešk mum į Šiaulius didelę pergalę. Yeah! Lukai, girdi mane? Lukai, taip, paspausk raudoną mygtuką, išleisk mane, raudoną, taip, čia, spausk. Sveikas, Lukai, Ačiū, kad išleidai. Kiek knygų čia pas tave namie. Čia ne namai, čia mokykla. Mokykla čia? O, tai liuks, sėdam, pakalbėsim. Galim? Aišku. Na tai, Lukai, papasakok apie save. Esu Lukas Tankūnas, mokausi Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai. Mokyklai labiausiai patinka matematika ir kiti tikslieji mokslai, bet labiausiai dalykas patikimas priklauso nuo mokytojo. Jeigu mokytas geras ir dalykas patinka, jeigu ne, tai ne. Taigi kalbinam Luką auklėtą. Na, auklėtą, koks kitas Lukas? Tylus, labai tylus ir protingas be abejo. Labai džentelmeniškas, paslaugus, labai protingas, labai gabus, viskas žino, viską supranta. Šiaip labai šiltas žmogus. Nežinau, tiesiog labai džiaugiuosi, kad jisai klasiokė. Laisvalaikiu mėgstu žiūrėti sporto transliacijas, pasportuoti su draugais, žiūrėti televizorių, žaisti kompiuterį ir įvairias ir kitą. Skaitai knygas? Skaitau, bet tik tikslės tokias enciklopedijas, negrožinės ir jokių fantastikų. Kodėl? Visi dabar šiuolaikinis jaunimas skaito fantastinės knygas. Man patinka, kas realu, kas tikroviška. Fantastika man neįdomu. Lukas yra labai paslaptingas, bet tuo, manau, jis yra įdomus. Įskaitinis negu visi kiti vaikai, kurie tokie, jie protingi
Jis savo linksmumą, tą žaismingumą pertikė to paslaptingumo. O ar gerai mokytojai pas jūs mokyklą? Labai gerai. Visi. Nu visi. Visi dalykai tau reiškias ir puikiai sekas. Ne visi ir kurie nesiseka. Nežinau, man kažkaip nesiseka tokie, kur gali daryti, ką nori. Nėra užduoties tikslios, ką padaryti tiksliai. Luka, ar yra koks nors žmogus, į kurį norėtum lygiuotis? Na, manau, yra tai Algimantas Šeguolis, žmogus, kuris viską beveik žino. Irgi toks tikslusis senukas. Na, panašiai. Matau, dalyvavai praeitais metais, tačiau mes nebuvome Utenoje. Ko pritrūko? 1 tašką pusfinalį. Pralašiau 1 tašką 3 etape. Iškritau. O labai liūdna. Labai. Kaip galvojat, kaip jiems seksis? Čia buvo. Taigi, Lukai, tai ko tu norėtum, kad tau palinkėčiau? Turbūt, kad žaistum, šipsotums, viską mokėtum ir nebijotum atsakinėti visus klausimus. Būkit drąsus. Tegul būna stiprus, nesijaudina ir įsisuka iš padėties. Šauniai, labai labai šauniai. Mes labai jį palaikysim. Svarbiausia, kad būtų linksmas ir pasitikint savimi. Lukai, girdėjai, ką moteris kalba apie tave?